Sveiki visi! Mano vardas yra Kingas. Galite mane vadinti ponu Kingu. Šiandien jums papasakosiu apie savo mėgstamiausią metų laiką. Ir tai yra vasara. Vasara taip pat yra ir gėlių metas. Taip, Mobi? Oi, atsargiai, Mobi. Pievos pilnos ne tik žiedų, bet ir dūzgančių darbštuolių bičių. Mobi, netrukdyk bitutei darbuotis. Kada jis manęs paklausys? Na ir kam tu tuos paukščius išgąsdinai? Mobis lauke būna labai aktyvus bei truputį išdykęs katinas. Jis mėgsta vaikytis tiek bites, paukščius bei visus kitus skraidančius vabalus. Pažiūrėkit, kaip gražiai vasarą sužydi medžiai, nuspalvindami ryškiausiomis spalvomis, bei džiugindami žmones, gyvūnus ir paukščius. Taip pat sužaliuoja pievos, kas labai patinka Mobiui juose bėgioti. Mobi, ką ten pamatei? Tai šokliukė voveraitė. O jūs žinojote, kad voveraitės mėgsta labai valgyti riešutus? Jos mažiau vaikšto, bet dažniau šokinėja. Labas, šokliukė, kaip tu laikaisi? Kokia ji greita bei labai simpatiška. Aš dažnai keliauju į mišką aplankyti savo draugą senolį Oriną, kuris yra vienas seniausių ir išmintingiausių medžių šioje apylinkėje. Sveikas, Orinai! Sveikas, Kingai! Prašau, papasakok mums kokią pamokančią istoriją iš savo ilgo gyvenimo gamtoje. Kartą mūsų miške gyveno vikšriukas vardu Švelnutis. Jis susisuko ant mano šakos į kokoną. Užsirito į nuostabaus grožio drugelį, kuriam mes vardą davėme ne iš karto. Kaip tu laikaisi? Drugelis mišką laikė savo namais, o mus medžius savo šeima. Ir labai nuliūsdavo rasdamas nukirstą medį. Oi ne, kaip gaila. Drugelis nusprendė mums padėti ir nukirstus medžius atsodinti. Oi, koksai jis darbštuolis bei gražuolis. Surinkdamas medžių sėklas ir jas išbarstydamas po apylinkes. Taip mūsų miškas augo ir didėjo. Ir nuo to karto visus drugelius mes pavadinome sodininkais. Istorijos pamokslas yra toks, kad nesvarbu, kad ir koks tu mažas bebūtum, pasiryžęs gali nuveikti labai didelius darbus. Net ir mažame kūne telpa didelė širdis. Tikrai, net ir mažame kūne telpa didelė širdis. Iki visi, maži ir dideli. Iki kito tikiuosi greito susimatymo.